Aš galiu dabar apie kainas pasakyti, nėra čia ką slėpti. Apie vidutinišką kainą 400 eurų yra su originaliu raktu, kai kuriam pigiau, kai kuriam brangiau, priklauso nuo automobilio. Ir apie nepilnai 900 eurų kainuoja su telefono programėlė, kur jau yra įskaičiuotas SIM kortelės mokestis, nes ryšys eina per SIM kortelę. Ir dabar vienas irgi buvo tokia idėja. Klientas sako, aš dabar planuoju keisti automobilį, gal po metų, gal po pusantrų, įsimontuosiu šitą tą paprastesnį už 400, o paskui jau, kai nusipirksiu kitą automobilį, tada įsidėsiu su programėlė. Taip, ar čia galima jo miksuoti, nes, Ne, tai kitą automobilį kitą sistemą. Jo. Tai aš tada sakau, palaukit. Bendroji sumai gaunasi taip, 400 plus 800, 900, tarkim, 1300, ne, kaip pavyzdys, ne? Sistema, kurią montuojam su telefono programėlė, yra universali, o įmontuoti kitą automobilį irgi galima. Įmontavimas apie 400 eurų. Matematika ta pati, tu naudojasi iš karto jau programėlę nuo pat pirmų dienų, kad ir šiandien. Plus su tuo ribotu atstumu nenustatysi grafiko, su programėlė galima grafiką. Kiekvieną rytą, pavyzdžiui, važiuoji 7 val. Ryto, tai nusistatyti ten 6:30 ar ten 6:40, kad automatiškai pati užsivestų. Man tikrai irgi būdavo situacijų, kad išeini į gatvę žiūrai. Upsiai. Pamiršau. O tai gerai, atstumas su programėlė jisai... Neribotas. Visiškai iš bet kur gali, bet kur. Iš Amerikos. Pasiėmė vaikas telefoną, pritačino ir tavo automobilis kūrenasi. Taip nepritačinsi, ten yra apsaugos, ten reikia mygtuką palaikyti, kol ratukas apsisuks, kol gaus komandą. Aišku, viena sąlygų tai yra, kad automobilis turi būti ryšyje ir tu turi turėti internetą. Ta prasme, nes vyksta per internetą. Ką reiškia automobilis ryšyje? Į automobilį dedasi SIM kortelė operatoriaus, kuris užtikrina internetą. Tai prie mobilaus ryšio operatoriaus jinai būna prijungta. Tuo atveju, jeigu kažkas lenda į tą automobilį, tai tada kaukia ir skambina. Ir sako dar, šneka su tam. Gali pasikalbėti. Gali paskambinti į automobilį irgi pasišnekėti. Angliškai tik tai.